Labą dieną visiems. Tai kon sveikinamės vėl iš triušių. Šiandien toks video, kadangi atėjau šertais triušių į triušidį, tai toks video apie triušis, kon mes daudam. Kas pirma, būn šį metą avižas yra pagrindinis iš grūdų. Tai gauna avižas su lukštu. Ir dar būn kombinuot pašarų. Bet ten daug nedaug, kadangi jaunimo dabar nėra. Tai pamaišom savaitę kartą, ar savaitę porą dienų. Daudam dar ir kombinuot pašarų. Jo, paskiau, kon dar turėjom. Važiavom į mešką dar parsivežti, dar kadangi minusus lauki. Pušų šakėlių. Kas esi davęs, kas ne, bet tikra žiemos laikė. Pušų šakėlis tai labai ir naudingas, kaip sak, vitaminų ir visokių medžiagų naudingų turintis prieds iš gamtos. Ten ir C vitamino daug yra, ir B visa grupė yra vitaminų. Kaip sakė, imuniteto stiprinti šiap. Triušiau kažkon rekanam iš tokių žalių dauti. Morkas jau pasibaigė, tai apdaviau morkas nuo rudens iki pusės žiemos, o paskiau pradėjau pušų šakelis dauti. Irgi aš nedaudu ten labai daug, tai vat kažkas matot klikštą. Tuik šakelį, reik metė šerus triušis vienkardino, tai įmet tuik šakelį žiūri. Jeigu suvalgy, kėdėin vėl, bet jeigu koks 4-5 dienas, paskiau padarau tarpą. 3 dienas, gal koks 4, ir vėl paskiau daud. Nes jeigu labai daug uždaužsat pradžio tų šakėlių, tai galbūt, kad ir su viduriaus triušis, tai nereik persistengti. Tas pats su morkom ir jeigu nėra praci ir uždaudė daugiau, tai gal su viduriauti. Tai reikėtų atsargiai, bet po biškį pripratinus, tai visai labai geras priets ir maistingas. Ir naudingas organizmo. U katrom galėjom rasti šitą nuėnį į mešką. Kadangi paudros, po žiemos, tai pušų šakų prilauža, un žemės gali rasti prilaužytų. Labai gražių. Tu šitą irgi ir nuo žemės rinktas, ne nuo medį laužtas. Nulaužtas šakvau gulėjo ant žemės. Parvežėmi triušydį šitai suvalgys. Tai va. Paskiau actą esu pasidėjęs. Obuolių actą. Jei kas naudojat, nenaudojat. Aš to obuolių actą naudoju į vandenį. Kadangi, daleiskim toik procentų. 10 litrų vandens į 20 mililitrų actą. Ir gaunas 2%, jeigu neklystu, tas koncentratas toks. Ir šia pats irgi naudingas ir į virškinimo, ir, kaip sak, imuniteto, kiek ten domėjaus, bet čia ir iš patarimas gais iš kieto triušininką. Tai žinok, tai virškinimai, apetit pagerina ir kailis visai niek toks atrodo, kaip ir tai gražesnis. Tai va, tai irgi su to obuolių actu, tai situacija tokia irgi. Panašiai koks 4-5 dienas padaudys tam vandenį su to obuolių actu. Paskiau nebedaudė vėl koks 3-4 dienas. Va, taip ir žai, tokias daudam, nedaudam. Tai visai irgi naudos ir nemažai iš to obuolių actu. Tai va toks, kaip saka, atradėms, nes kas buvo įspirksi priedus. Tokie būn priedą. Firmas neminės 5 litrą išpakuoti. Jei ką pažiūrė sudėti, tai didžioji dalį sudaro obuolių tam priedį. Tai ką pagalvoja reiškia. Gamintos nebereikal dėti to obuolių tai priedus. Ir per švirškinim visų eksparazit sukėlėjais ten, kur bunka išpūt pilvus triušiams su viduriu, kokcidijuojais. Tai kaip į profilaktik tokį. Kad nesusilaukti actai ir prisidėt prie to teigiam, kaip saka, rezultatą. Bet nesakau, kad čia gal pagydyti, bet tiesiog, kad triušių žarnynas būtų sveiks,
kažkon reikia nam duoti. Jo, paskiau kas dar bunžėjimą, dar šeina daudam. Šeina daudam triušiam. Pažiūrėkiam, končitai triušiam. Panakteis, kunta patelį. Nu, kuntu čia esi prisidirbus, parodėk. Nu, esi tu čia susisokusi kažkon pešusi. Ir nieko, aišku, čia nepadarysi. Va. Niekan čia nepadarysi. Kažkon soka. Ir nieko. Nu, sakyk, bus ar nebus vakų. Kon draugė pačio. Draugė, kaip matot, pukų nėra, bet čia kažkon Anna darbavos reiškia. Keša viskon greičiausia. Nu čia širdis jaut, kad bus pagausėjams. Paleivas triušį elgseną, matau, kad bus. Jo. Tai va, video biškai padarėm apie ton, galim biškai čia pasirodyti, nekiam pri patinėlių, kad reilsas be darba. Nu va, čia galim pasipasakoti ir iš Lietuvos perks patinėlis vienos liniais, o kits ir parvežts iš Slovakijos. Čia ta pirmoji man vada parsivežta. Iš Slovakijos. O čia lietuvis. Kaip sakė, išveisti Lietuvo veisėjaus. Nusipirkau. O čia iš Slovakijos parsivežiau. Triušį. Tai dėl to turi 2 skirtingus patinus, 2 patelės. Ir gali turėti 2 lėniais. Ir tad tikra žina, kad turi triušius iš skirtingų šeimų ir nebus giminingi. Bent jau te parodo dokumentą. O patelis, vat, čia patelė ir iš Lietuvos veisyklas, iš veislyną. Iš kiet veislyną, negu prieš tai rodyts patens. Palei dokumentas neturėtum būti giminingas tam, nerodo, kad giminys. O čia patelė ir iš Latvijos parvežta. Iš kiet veislyną. Latvijo. Tai va, skaityk, iš 4 skirtingų veislynų triušiai suvežti. Ir jau dabar, jeigu aš dar norėčiau dar 3 lėniai, nu jau Lietuva būtų sudėtinga. Nu dar gal kokį patelį galėtų rasti. Bet pilną lėniai sukomplektuoti, kad būtų negiminingi, moną jau turim 4 ten triušiam. Jau būtų sudėtinga, nes aš pats ją ves pardavau. Kaip ir minėjau, nepabaigiau sakyti minteis. Tai kad pats jau esi pardavęs nemaža Lietuvo tų triušių. Iš savo jau išveistų. Tai jau, kaip sako, būtų sunkia besusiekti. Nu, iš veislyn tai vis laik susieks, nes į dokumentą tai tėvus ir senelius gali matyti. Jo, tai va, tokia situacija. Jo, buvo čia minėjęs, kad, nu, 3-4 kartų aš tepęs, tuoj man patogiau, palei darbus, palei viskon. Tai ryt vis laik pasišer, jeigu į darbus, tai atsikėliu anksčiau, prieš važiuodams pasišeri, per laisvas, tai vėliau biškį ten pasišerti. Nu ir prie triušiaus vat ateis, nu vakar buvo avižų įpylė. Avižų, kaip ir minėjau, nebuvo pilnai įpylis. Gal posi, nu jau dabar ateis, žiūri, kad triušis, nu konus, nelaba konį, bet or. Visko nėra išvalgys. Nu tas kaip ženklas, kada nam pašar užtenka. Pas kitos patelės situacija kitokia. Yra dar. Tai ta kaip nelaba kondausia. Nu tokia agresyva, matot kokia nėra. Kodėl jis tokia agresyvi, nežinau. Tai būdavo, kad nu gal rimta laukas, nu nežinosi. Matysim. Tai va. Tokie reikaliukai.
Toks video apie pašarus, apie šėrimus, apie šiaip apie triušius, veislinius. Tai va taip. Toks video. Kažkaip mintis kėlut pradėti YouTube kelti. Galvoju, ten išsisaugos labiau viską ant savo kanalą. Nes šiaip tokių video apie triušius kažkaip nelabai nieks kur. Nus patirties kiti triušininkystė to ir kelis karas daugiau žmonių. Kiek čia mokai 6-7 metai, ką pašan auginu. Tai va, kiti jau augin po 30 metų. Galėtų tokį biškį protingesnį, kaip sak, ne protingesnį, bet tokį šamesnį, su gilesnį patirtim, su pamokymas, nes dabar daug kas dar klaidys, tus klaidys dažniausiai kainau triušis. Bet nenori nieks kažkaip dalintis, kad gal prieš kamerą nenori kalbėti, dar ko nors. Tai va, mes pabandysim kelis video padaryti, iš tą bus vaks atsivas, pažiūrėsim, kaip tas vakas, kaip ten kon. Nes irgi visokių mitų ir, kad ten negali eit prie, kad ten taip toliau. Bandysim sugriauti tenas. Ir parodyti, kad netep. Nu, va, kaip gražiai papūzaus. Aida pabaiga gal parodys, vien tokį, kad gal nes nerodys. Čia vat ir toks Belgijos melžians. Užsilėks iš praeitų montarėts, kadangi neminėjau, esi auginsi Belgijos melžians. Veina vada. Atsived, viskas ten buvo gera, užauganė ir gražiai vaka užaugo, netgi parduoti buvo ir 9,5 kg svierka užaugo. Iš montarėt. Tai čia tas veins ir iš tos vados lėkis, tėvus javas vien pardavęs tėvą. Mama paskirdėm, nes nekap nepavyks sukerkti, daryk, ko nori ten. Tai va, tiek atsisveikinti, tas vaks įlėks. Įmatot, iš karto jau pastebėjo kelesnį, kad, kudė tam vako gainausis ir. Tai nežinau, aš tokios teorijas išvedžiau, kad gauns buvau mažus ir mama jauč belaižyda manam nukonda to nausi. Aš taip įsivaizduoju. Nes ant jau lik pats mažylėlis buvo toks leliuks visai. Jau apturėjau seis. Tai to, aišku, neregistruoti, negalėjai registruoti, kaip veislinį jau brukauts ir, tai teka pasilėkti. Į sūnau labai patek, tai neleidni parduoti, nors jau buvau norinčių nupirkti. Tai pasilikau ir laikau tokį augintinį. Visai neblogs, jau užaugęs. Jo. Viena ausis. Viena ragis, taip esam pravadinę. Tai va. Jau auginam, matysim, kiek čia auginsim, jau anam 1,5 metai. Panašiai jau čia. Nežinau, kada čia buvau augims. Nėra nei kortelis, nesiuždėjus. Tai va. Toks naujienas. Tai kon. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot, kam pateka. Jo, šitą papuzaustas, tai tas vis laik išlent pasipuzauti. Ir iki sekančio video.